Laba diena! Malonu, kad prisijungėte prie Info valandos. Šiandien mano kolegė Sandra Gaučiūtė pristatys TechSoup galimybės nevyriausybiniam sektoriui. Klausimus Sandrai galite užduoti komentaruose po šiuo įrašu. Juos perskaitysime vėliau pasibaigus pristatymui. O dabar norėčiau perduoti iškart ir netempdama labai laiko žodį Sandrai ir jums linkiu gero klausimo. Ačiū Inga. Tai laba diena visiems. Kaip jau mane pristatė, aš esu Sandra Gaučiūtė, Atviros Lietuvos fondo projektų vadovė. Ir kodėl mes šiandien kaip Atviros Lietuvos fondas ateinam pas jūs pakalbėti apie TechSoupą. Tai sakykime taip, prieš porą mėnesių, 2-3 mėnesius Atviros Lietuvos fondas priėmė pasiūlymą ir kvietimą tapti irgi TechSoupo šeimos, įvardinkime taip, tinklo nare ir rūpintis organizacijų, kurios nori gauti papildomą įrangą ir papildomą medžiagą savo organizacijoms tvirtinimu. Tai šiuo atveju Atviros Lietuvos fondas prieš tos keletą mano minėtų mėnesių tapo atsakingu už tokių, kaip jūs tikriausiai, organizacijų, kurios mus stebite, nevyriausybinio organizacijų tvirtinimą sistemoje, kad jos tikrai atitinka programos ir sistemos reikalavimus ir joms gali būti suteikiamos nuolaidos, apie kurias mes šiandien pakalbėsim. Tai iš esmės irgi kalbėjom su Inga, kokią pagrindinę informaciją ir žinutę norėtumėm jums šiandien išsiųsti šios NVO valandos metu. Tai visgi nusprendėme, kad būtų geriausia ir papasakoti šiek tiek apie patį TechSoupą, nes tikrai nors pati organizacija veikia itin senai ir pasaulyje yra labai plačiai žinoma, ypač nevyriausybinių organizacijų visame sektoriuje, lauke. Tačiau Lietuvoje kol kas dar tikrai daug organizacijų neišnaudoja šios programos, šios organizacijos teikiamų galimybių. Tai iš esmės, nors TechSoupas neturi savo kažkokio šūkio, bet šiandienos tokį pristatymą apie šią organizacijos teikiamas galimybės pavadinom paprasta, bet galinga misija ir kokia ta misija pakalbėsim netrukus. Kalbant apie patį TechSoupą, kaip ir minėjau, yra sudarytas pasaulinis tinklas. Ką tai reiškia pasaulinis tinklas? Organizacija ir jos teikiamos paslaugos yra įvairiose pasaulio šalyse. Šiuo atveju mes, Atviros Lietuvos fondas, kaip ir minėjom, tampam kaip TechSoup Lithuania dalis. Ta organizacija ir tie asmenys, šiuo atveju aš, kurie tvirtina organizacijas atitinkančias reikalavimus gauti įrangą ir paslaugas. Tai iš esmės, TechSoupas, apie ką tai? Tai yra pasaulinė, kaip ir minėjau, nepelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra padėti kitoms nepelno siekiančioms organizacijoms. Iš esmės tikslas tiek Alfo, tiek TechSoupas sutampa, todėl tikriausiai ir mes gavome šį pasiūlymą prisidėti ir tapti TechSoupo šeimos tinklo nariais. Tai, kaip ir minėjau, padėti kitoms nepelno siekiančioms organizacijoms, labdaros fondams ir bibliotekoms, teikiant technologinius sprendimus. Bibliotekoms šitoj vietoje irgi, nes manau, kad mūsų įrašą gal vėliau žiūrės ir kitos organizacijos, arba ir šiandien dalyvauja susidomėjusių tokių, kurie galvoja, tai kam čia tas TechSoupas, apie ką jis, kam jis skirtas. Tai ką norėtųsi užakcentuoti, kad iš esmės TechSoupas neteikia savo paslaugų, nemokamų paslaugų ar nuolaidų, apie kurias kalbėsim, valdžios remiamoms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurios yra kažkokių ar ministerijų, ar kitų institucijų padaliniai, arba yra finansuojamas jų veiklos organizavimas būtent iš valstybinių institucijų, išskyrus tais atvejais, kad tai yra taikomos išimtis, kada yra nacionalinės bibliotekos. Tai pavyzdžiui, mes turim šiuo atveju nacionalinę Mažvydo biblioteką, kuri šiuo atveju galėtų kreiptis į TechSoupą ir prašyti iš jų tam tikros įrangos ar sistemų programinių su nuolaida. Bet iš esmės, kaip ir minėjau, tai yra tik tai kelios išimtis, nes pati TechSoupas pats yra orientuotas į nevyriausybinį sektorių, į kitas nepelno siekiančias organizacijas. Tai jau minėjau, kad iš tiesų veikia daug dešimtmečių, daugiau negu 3, pati organizacija įsikūrė 1987 metais ir ta jų paprasta, bet galinga misija yra mažinti skaitmeninę atskirtį. Ką tai reiškia sumažinti skaitmeninę atskirtį?
Visgi, kaip ir kviesdami jūs į šiandienos info valandą kalbėjome ir rašėme, kad nevyriausybinės organizacijos dažnu atveju neturi pakankamų lėšų kiekio, ar nusipirkti, įsigyti tam tikrą programinę įrangą, ar investuoti savo skaitmeninį raštingumą, savo organizacijos darbuotojų ir panašiai. Tai vienas iš TechSoupo tikslų yra būtent suteikti šias galimybes arba palengvinti tų galimybių gavimą nepelno siekiančioms organizacijoms, NVO. Ir suteikti jiems prieigą prie tiek technologinių įrankių, kurie gali padėti veikti jiems organizacijoms, tai yra efektyviau savo veiklos laukose, įgyvendinant savo misijas ir padaryti tą tokį didesnį poveikį savo bendruomenėms. Trumpai tariant, TechSoupas siekia suteikti įrankius už mažesnę kainą, už prieinamą kainą arba netgi kartu su donorų pagalba už visiškai neatlygintinai, tam, kad geriau organizacijos savo finansus galėtų investuoti į savo misijas, tikslus ir savo tikslų įgyvendinimą. Ką taip pat siūlo TechSoupas, tai edukacinius išteklius, tai yra įvairūs straipsniai, įvairūs seminarai ir mokymo medžiaga ir pagalba. Ne tik mokymo medžiaga, kurią bus, jeigu jūsų organizacija yra patvirtinama kaip tinkama TechSoup platformoje, ne tik tą, kaip čia pasakyti, medžiaga, kuri padės jums geriau suprasti, apie ką yra skirtingi įrankiai, bet ir taip techninę pagalbą, konsultavimą ir visą kitą reikiamą informaciją. Kaip ir minėjau prieš tai, tikslas paprastas, bet galingas, kad organizacijos irgi naudodamos tos įrankius, bet ir papildomą jiems teikiamą informaciją, efektyviai naudotųsi tais įrankiais ir didintų savo skaitmeninį raštingumą. Nes tikrai puikiai visi žinom, kad įrankiai yra įrankiais, bet jų panaudojimas tikriausiai šioje vietoje tampa svarbiausių dalykų. Tai TechSoup kaip organizacija yra iš tiesų išplėtusi, sukūrusi didžiulį savo partnerių tinklą ir bendradarbiauja su pagrindinėmis technologijų kompanijomis, kurias irgi matot šiuo metu skaidrėje, tokiamis kaip Microsoft, Adobe, Cisco ir kitomis. Bendraujant su šiom organizacijom yra sukuriamos papildomos paslaugos ir pasiūlymai mano minėtoms nevyriausybinėms organizacijoms. Tai yra techninė įranga, paprasta įranga, kiti technologiniai ištekliai. Ir kaip jau šiandien buvo paminėta ne kartą, kad tai už žymiai mažesnę kainą arba nemokamai tinkamoms, nepelno siekiančioms organizacijoms. Ką norėtųsi šioje vietoje paminėti, pabrėžti ties žodžiu tinkamoms, tai irgi šiek tiek šiandien taip pat skirsim dėmesio registracijos formai, į ką jūs turėtumėte kreipti registruodamiesi, kad tikrai jūsų tas tvirtinimo procesas neužtruktų ir būtų kuo sklandesnis, bei taip pat, kad turėtumėte galimybę prieiti prie įvairių skirtingų išteklių ir gauti juos už tą mano minėtą žymiai mažesnę kainą ar netgi nemokamai. Svarbu, kalbėdama apie registraciją, kalbėsiu dar kartą apie tai, kad visgi ne visoms tam tikra įranga arba tam tikra techninė įranga arba tam tikri ištekliai taip pat priklauso nuo organizacijos tipo. Ką tai reiškia? Kad skirtingi partneriai, kuriuos jūs matote ekranuose, taip pat turi savo reikalavimus, kurioms organizacijoms arba kokiose laukuose, kokiose srityse veikiančioms organizacijoms yra skiriamas tos nuolaidos arba netgi, kaip minėjau, ta įranga yra suteikiama nemokamai. Tai taip pat tampa svarbu, nes nesinori kažkaip sukurti lūkesčio, kad visos organizacijos veikiančios visose laukose galės gauti tas nuolaidas iš Microsoft arba, pavyzdžiui, iš Zoomo, kas populiariausias tikriausiai vienas yra iš platformų, ar kitų čia ir papildomai esančių donorų. Kodėl sakau žodį donorų, nes visgi sistemoje jie irgi yra įvardėjami ir pačioje organizacijoje ne vien kaip partneriai, bet ir donorai, kurie investuoja ir taip pat prisideda prie nevyriausybinių organizacijų stiprinimo, suteikdami tas techninę įrangą organizacijoms. Tai jie tampa tokiais irgi, kurie siekia, kad būtų ta skaitmeninė atskirtis mažinama ir kad vis daugiau organizacijų pasaulyje, kurios gal neturi finansinių išteklių, bet dirba viešajam interesui, turėtų galimybės prie jų prisijungti, jas įsidiegti ir panašiai. Tai prie to dar irgi šiek tiek grįšime.
Ką siūlo TechSoupas, kokias, sakykime, vertes sukuria TechSoupas ir kodėl verta nevyriausybinėms, nepelno siekiančioms organizacijoms prisijungti prie TechSoupo. Tai, kaip ir minėjau prieš tai, tikrai tenka pripažinti tai, kad daugelio organizacijų biudžetai yra ganėtinai riboti ir pirkti technologijas už rinkos kainą, kad tampa ganėtinai sunku. Tai gali būti per brangu arba randame kitų sričių, kitų krypčių, kuriuose tie pinigai galėtų būti panaudojami, tie finansai galėtų būti panaudojami mūsų tikslų įgyvendinimui, kaip mums atrodo efektyviau. Bet kaip bebūtų, gyvenam skaitmeniniam amžiui, kuriame turime rinktis, arba kažkurios technologijos, kažkuri įranga arba įgyvendinamos veiklos. Ir tas pasirinkimas tampa dažnai ganėtinai sudėtingas. Tai TechSoupas siūlo šiuo atveju, taip grubiai tariant, taupimo galimybę, siūlo nuolaidas ar net nemokamus programinės įrangos licencijas ir techninę įrangą. Tai sukuriama vertė ganėtinai aiški. Organizacijoms yra padedama taupyti pinigus, kurie gali būti nukreipti į jų misijos vykdymą. Antras punktas, kurį siūlo irgi, nesiūlo, kokią vertę sukuria, kodėl verta prisijungti prie TechSoupo, tai yra prieiga prie technologinių įrankių. Nevyriausybinės organizacijos gali gauti platų technologinių įrankių ir išteklių spektrą, taip pat ir programinę įrangą, įvairias programas, licencijas, debesų paslaugas ir mokymosi išteklius. Iš viso organizacija suteikia galimybę prieimą prie beveik 200 skirtingų šių, sakykime, paslaugų, daiktų, licenzijų ir panašiai. Sukuriama vertė taip pat ganėtinai aiški, tai leidžia šie ištekliai organizacijoms tobulinti savo veiklą, efektyvinti veiklą, didinti produktyvumą ir, geriau aptarnauti, jeigu galime pasirinkti šį žodį, arba suteikti paslaugas savo bendruomenėms. Trečiasis punktas, dėl ko verta prisijungti prie TechSoupo, tai yra gebėjimo ugdymas. Manau, kad visos organizacijos, ypač šiuo metu, dažnai kalbame apie tai, kaip galim savo darbuotojams sukurti didesnį pasitenkinimą darbu, arba taip pat kaip galime sukurti tokias aplinkas, kuriuose darbuotojai ne tik atlieka tam tikras užduotis, funkcijas ar panašiai, bet taip pat ir patys auga ir taip pat tobulina savo įgūdžius, kompetencijas, ir tai tiesiogiai atsiliepia ir jų darbo kokybei bei jų jau minėtam prieš tai produktyvumui. Tai iš esmės TechSoupo teikia ir tuos minėtus edukacinius išteklius, organizuoja internetinius seminarus ir suteikia mokamąją medžiagą, kad padėtų, kurios tikslas arba kaip sakyt, organizacijos galėtų ją naudodamasi efektyviai naudoti tas technologijas, žinotų, kaip jomis naudotis ir susidūrus su iššūkiais galėtų spręsti, nes turi tam reikalingų įgūdžių ir kompetencijų. Nes iš esmės irgi tai atliepiama ir pačioje sukuriamoje vertėje, kad organizacijos turėtų galimybę ugdyti savo gebėjimus, didinti savo skaitmeninį raštingumą, ir, kaip jau buvo minėta, naudoti tuos technologinius išteklius savo tikslams pasiekti efektyviau. Jau minėjau, kartojuosi, jeigu mes įsidiegiam kažkokią įrangą, ar turim kažkokią programą, ar kažkokiais debesim naudojamės, bet nežinom, kaip jais tinkamai naudotis arba neišnaudojame visų galimybių, jie iš esmės praranda ir pusę savo vertės. Kas dar yra vienas iš svarbių punktų, į kurį norėtųsi taip pat akcentuoti, kuris, manau, kad šiais laikais ir taip pat mums kaip nevyriausybinėms organizacijoms taip pat turi būti itin svarbus, tai yra teisinis atitikimas, kad visgi TechSoupas padeda organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms užtikrinti atitikimą programinės įrangos licencijavimo reikalavimams. Ką tai reiškia, kad jums tai padeda išvengti kažkokių teisinių problemų susijusių su programinės įrangos piratavimu, padeda išvengti piratavimo, nes tikrai žinau atvejų, kada pasitaiko visokių situacijų ir organizacijos taupydamos eina lengviausių kelių, kuris iš esmės nėra pagirtintas ir nėra sveikintinas, nes visgi tai ateityje gali ir sukelti jūsų organizacijai papildomų kitų kliūčių ar kaip jau minėta, kažkokių teisinių problemų. Kas dar būtų čia svarbu? Manau, kad viską esminius dalykus pasakiau, galime eiti toliau. Iš esmės,
ką jau akcentuoju nuo pat pradžios, sakydama, kad ir Atviros Lietuvos fondas džiaugiasi prisijungdamas prie šios organizacijos misijos ir taip pat kviesdamas ir jūs, įvairias organizacijas tiek iš didžiųjų Lietuvos miestų, tiek iš regionų, tapti, vartoti, siekti gauti TechSoupo suteikiamas nuolaidas ar net, kaip minėjau, nemokamas kažkokias programas. Tai nes visgi yra pačios organizacijos, donorų ir visų su šia organizacija dirbančių partnerių mūsų, kurios dirbam skirtingose šalyse tikslas, tai yra palaikyti tą bendruomenę, stiprinti bendruomenę nevyriausybinių organizacijų visam pasauliu. Tai iš esmės tai kuria ryšį tam tikrą tiek tarp mūsų, tiek tarp technologijų ekspertų ir rėmėjų, tiek palengvina žinių tarp mūsų dalyjimąsi, bendradarbiavimą ir tinklų kūrimo galimybes. Pačioj sistemoje tie, kurie užsiregistruos, šiandien daug dėmesio neskirsim sistemos pačiam nagrinėjimui, parodysiu tik pirmuosius žingsnius, kurie gali jums būti aktualūs, bet iš esmės galima ne tik gauti, kaip ir minėjau, konsultacijas iš mūsų, iš Atviros Lietuvos fondo, konsultacijas iš TechSoupo darbuotojų, konsultantų, bet taip pat ieškoti atsakymų iš kolegų iš skirtingose pasaulio šalyse veikiančių nevyriausybinių organizacijų, ar net ieškoti tam tikrų idėjų, kaip tam tikros programinės įrangos ar sistemos gali būti panaudojamos jūsų kasdieniniai veiklai. Kaip iš esmės trumpai, kaip tai nepelno siekiančiai organizacijai prisijungti prie TechSoupo, kaip ir minėjau, pereisim kelis pagrindinius etapus ir vėliau šiek tiek nueisim į pačią sistemą, nes vis tiek, manau, aktualu ir jums patiems pamatyti, kokios yra visgi galimybės, kokia programinė įranga, bet tikrai per kiekvieną pasiūlymą mes neisime, nes ties kiekvienu pasiūlymu yra pateikiama ne tik tam tikra ar kaina, ar kažkoks aprašymas, bet ir taip pat kokioms organizacijoms gali būti taikomos nuolaidos ir panašiai. Tai čia sėdėtumėm tikriausiai, kaip ir minėjau, yra netoli 200 skirtingų pasiūlymų, tai sėdėtumėm iki rytojaus vakaro, bet tiems, kuriems bus aktualu, susidomėsite, tai prieiga yra vieša prie katalogo, prie donorų sąrašo, tai tikrai galėsite pasižiūrėti, pasidomėti ir peržvelgti tiesiog, ar tai jums yra tikrai aktualu, naudinga ir ar jums tais žingsniais, etapais, kuriais tuoj pristatysiu, verta eiti. Iš esmės, kaip vyksta visas prisijungimo prie TechSoupo procesas, tai trumpai pristatysiu irgi jums etapus. Tai pirmasis etapas yra tinkamumo įsivertinimas jums kaip nevyriausybinė organizacija arba kaip organizacija, nes tikrai užklausas teikia labai daug skirtingų organizacijų, pasitaiko ir UABų, pasitaiko ir institucijų tam tikrų valstybinių, kad bando irgi į sistemą, į organizacijos valdomą sistemą patekti ir gauti tas nuolaidas. Bet iš esmės, pirmasis tas žingsnis turėtų būti, yra jums patiems įsivertinti, ar jūs galite dalyvauti ir atitinkate TechSoupo reikalavimus. Kokie tie reikalavimai yra ganėtinai paprasti. Jeigu jūs klausot šiandien ir jūs esate nevyriausybinė organizacija, tai jūs turite turėti, kaip jie įvardyja, kaip TechSoupas įvardyja, pripažintą nepelno siekiančios organizacijos statusą savo šalyje ar regione. Tai iš esmės pagal mūsų teisės aktus jūs tiesiog turite irgi atitikti, būti pripažinti kaip nevyriausybinė organizacija, kuri veikia viešojo intereso vardan. Ir tikrai visose skirtingose šalyse, nes irgi aš turėjau tokius apmokymus su keliom skirtingom organizacijom, mūsų pagrindė su lektoriumi ir organizacijom iš Amerikos. Tai iš esmės tikrai tie mūsų teisinės sistemos reikalavimai bei jų teisinės sistemos reikalavimai skiriasi, kas jų šalyje gali būti, tarkim, visiškai pripažįstama kaip nevyriausybinė organizacija. Mūsų šalyje dėja teisės aktai apibrėžia, kad tai nėra nevyriausybinė organizacija ir panašiai. Tai kriterijai skiriasi, kiekviena šalis, kuri yra TechSoupo partnerė, pateikia savo kriterijus, kuriais vadovaujantis organizacijos ir yra tvirtinamos, kad jos gali priklausyti TechSoupo programoms ir gali naudotis teikiamomis paslaugomis.
Jeigu įsivertinat ir sakot, valio, mes įsivertinat, kai kurie jau klausydami dabar, žinot puikiai, kad atitinkat reikalavimus, bet žodžiu, įsivertinat, žinot, kad esat nevyriausybinė organizacija ir tada jau antrasis etapas yra registracija. Nepelno siekiančios organizacijos registruojasi TechSoup Lithuania svetainėje. Registracija, kurią irgi aptarsim kaip pagrindinius etapus, paprastai apima pagrindinės informacijos apie organizaciją, apie jūs, apie atsakingą už, šiaip sistemoje jis yra vadinamas agentu, tai sakykime jūsų organizacijos agentas arba tiesiog jūsų organizacijos atstovą, kuris yra tiesiogiai susijęs su jūsų organizacija ir yra aišku, kad jis dirba jūsų organizacijoje, informacijos pateikimas. Kodėl šioje vietoje šiek tiek norisi sustoti, kaip ir kartojusi, jau sakiau, pereisim tos registracijos etapus, bet tikrai norisi labai užakcentuoti šią vietą, nes registruojantis dažnai organizacijos pateikia labai skirtingą informaciją apie tą vadinamąjį atstovą, nes dažnai galvoja, kad čia yra visiškai nesvarbu, pateikia jo kažkokius duomenis, asmeninius paštus ar kitą informaciją, kuri apsunkina, sakykime taip, apsunkina tą tvirtinimo visą procesą. Iš esmės, kai registruosite savo organizaciją, jeigu nuspręsite registruoti savo organizaciją, asmuo, kuris bus atsakingas už šios platformos naudojimą, turi pateikti savo paštą tiek su domenu, kuris yra susijęs su jūsų organizacija geriausiu atveju ir turi pateikti visą tikslę informaciją. Labai yra atsižvelgiamas tvirtinant didelis dėmesys, kas yra tas administruojantis jūsų organizacijos atstovas asmuo, dėl ko, nes visgi tikrai kainos, netgi tos pačios nuolaidos labai svyruoja. Tarkim, pats TechSoupas teikia tam tikrą programinę įrangą, kuri rinkoje kainuoja ten 2000, TechSoupo vartotojai, TechSoupo platformos naudotojai ją gali gauti, pavyzdžiui, už 1000 eurų. Tai vis tiek tai yra 1000 eurų nuolaida. Arba tikrai tas labai svyruoja kainos, tos nuolaidos yra ten nuo 100 iki kelių šimtų, 300 ir 4-5 tūkstančio ir panašiai. Tai tikrai pasitaiko labai daug apgavystės atvejų, kada tiesiog asmenys susiregistruoja kaip organizacijų atstovai, bet jie iš tiesų nėra tų organizacijų atstovai. Jie gauna tam tikrą programinę įrangą, priėjimus prie tos programinės įrangos ar tam tikrų debesų ir dingsta. Tai tam tikrą nuostolių patiria ir organizacija, ir pats TechSoupas. Iš esmės, kodėl sakau patiria ir organizacija, nes kitą kartą, jeigu tikrai pati bandytų tikrai organizacijos atstovas registruotis ir užregistruoti savo organizaciją, procesas būtų apsunkintas ir taptų ganėtinai sudėtingas organizacijai. Ir taip pat sistemoje rodytų, kad visgi ji jau yra gavusi tam tikrą programinę įrangą, todėl antrą kartą jos negali gauti, nes dubliuojasi jų anketa. Tai kad tam to neatsitiktų, yra tikrai sugalvota įvairių apribojimų tam, kad į sistemą nepatektų ir negautų programinės įrangos įvairūs, įvardinkim taip, apgavikai, kurie iš tiesų neatstovauja nevyriausybinio organizacijų. Ir taip pat kalbėsim irgi apie registraciją, parodysiu irgi kurioje vietoje. Labai svarbu, kad tie duomenys, kaip ir minėjau, būtų pateikiami tiksliai, nes jeigu kas nors šiuo atveju man ar kitiems su sistema dirbantiems asmenims iš pačios TechSoup Global atstovybės būtų neaišku, mes tada siūsime už papildomas užklausas, prašysime įrodymų, prašysime papildomų dokumentų, tai automatiškai patį registravimuose, prisiregistravimo ir galimybę gauti tą įrangą procesą prailgins. Tas pats yra susiję ir su dokumentais. Registracijos metu jūs matysite, kad jūsų yra prašoma į dokumentų pridėti prie registracijos formos, tai tie dokumentai yra labai paprasti. Tai yra tiesiog jūsų organizacijos įstatai, kurie įrodo, kad jūs esate nepelno siekianti organizacija, nevyriausybinė organizacija.
Jie yra reikalingi tam, kad mes sistemoje galėtumėm patikrinti jūsų statusą ir kad mums nereiktų ieškoti įvairių duomenų, sakykime, šiuo atveju bent Lietuvoje, registrų centre. Nes vėl taip pat mums gal šiek tiek palengvina situaciją tai, kad mes galime rasti duomenis ir tam tikroj kitoj platformoj arba institucijos kažkurioj sukurtoj platformoj. Šiuo atveju ne visos šalis turi tokią galimybę prieiti. Iš esmės tai irgi yra ganėtinai darbuotojo atsakingo asmens apsunkinimas, jeigu jis kiekvieną kartą turėtų ieškoti dokumentų tam tikros organizacijos, kuri teikia paraišką registracijai. Tai registracijos formoje taip pat parodysiu, jūs turėsite pateikti irgi dokumentus apie savo organizaciją, tai gali būti įstatai, tai gali būti kažkurie kiti dokumentai papildomai susijęs su jūsų veikla. Jie turi atspindėti jūsų statusą ir jūsų organizuojamą veiklą. Kai jau pereinam tuos 3 pirmuosius etapus, kurie iš esmės yra susijęs, yra jūsų atsakomybė, įsivertinimas, registravimasis ir dokumentų pateikimas, po registracijos patvirtinimo ir dokumentų patvirtinimo, TechSoup, šiuo atveju Atviros Lietuvos fondas ir kai kuriais atvejais, jeigu kyla tam tikrų įtarimų, TechSoup Global peržiūrė pateiktą informaciją ir dokumentus, kad patvirtintų organizacijos tinkamumą. Procesas gali užtrukti, standartiškai yra nurodoma, kad procesas užtrunka nuo 7 iki 10 darbo dienų, bet šiuo atveju vėl, kaip ir minėjau, tai priklauso ir nuo jūsų pačių, nuo to, kaip pateiksite informaciją, ar atsakysite į klausimus esančius visuose langeliuose, ar tinkamai pateiksite jūs atstovaujančio asmens duomenis ir taip pat ar pateiksite dokumentus. Taip pat procesas gali užtrukti, jeigu kils papildomų įtarimų, bet šiuo atveju Lietuvoje jų būna, bet jų būna nedaug. Tai jeigu irgi kyla papildomų įtarimų, kad tarkim tai gali būti apgavystė, fraud, tai tokiu atveju užtrunka procesas ilgiau, nes yra ieškoma papildomos informacijos arba kreipiamas į organizaciją dėl tam tikrų duomenų pateikimo bei patvirtinimo. Ir kai jau prieinam tą etapą, kada organizacija yra patvirtinama, ir yra patvirtinamas jos tinkamumas, ji gauna prieigą, tik tuo atveju jau gauna pilną prieigą prie TechSoup pasiūlymų. Tai tada jau pamatote pilną sąrašą, prie kokios konkrečiai programinės įrangos, techninės įrangos ar kitų kažkokių technologinių išteklių su nuolaidomis ar nemokamai jūs galite prieiti. Kaip ir minėjau, tikrai dauguma donorų, tiekėjų, įvardinkime juos taip, suteikia nepriklausomai nuo veiklos srities tas nuolaidas ir ar nemokamumą, ar nemokamai suteikia tas galimybės, bet yra keletas irgi donorų, kurie apriboja tam tikras veiklos sritis ir joms nesuteikia tų nuolaidų arba galimybės prieiti nemokamai, arba tuo pačiu, pavyzdžiui, irgi dėl organizacijos turimų išteklių finansų irgi sako, kad ne, deja, mes jums negalime suteikti nuolaidos. Bet tikrai tokių yra nedaug, tai kai jau jūsų organizacija yra patvirtinama, jos tinkamumas yra patvirtinamas, tada pamatote galutinį tą sąrašą su galimybėmis, su donorais, kurių įvairias įrangas jūs galite gauti. Kas dar yra svarbu, nes irgi bus, akcentuoju, kad nemokamai arba už kažkokią su didžiulę nuolaidą ir panašiai. Tai iš esmės egzistuoja toks dalykas sistemoje kaip nario mokestis. Pats prisijungimas prie sistemos yra nemokamas, tačiau prieėjimą prie tam tikrų produktų ar paslaugų gali būti taikomas nedidelis administracinis mokestis, kuris apima ne tik tos įrangos gavimą, bet ir tam tikrą, sakykime, minimalų įvedimą, kaip naudotis, bei kitas paslaugas, kaip priežiūra, konsultacijų teikimą ir panašiai. Šis mokestis, kodėl jis tampa svarbus, nes organizacija TechSoup yra taip pat nevyriausybinė organizacija, tai iš esmės šis mokestis padeda palaikyti TechSoup veiklą ir leidžia toliau megzti ryšius su kitais donorais ir siekti, kad kuo daugiau atsirastų pačioj platformoj, daugiau išteklių kitoms nepelno siekiančioms organizacijoms. Tai irgi matysit, kai jau ir prisiregistruosite ir šiek tiek ir šiandien parodysiu, kad iš tiesų tas administracinis mokestis labai skiriasi
tai jis yra vienkartinis, tai tarkim jau sumokėsit ten $20, nes šiuo atveju viskas yra skaičiuojama doleriais, sumokėsite $20, o prieiga prie tam tikrų licenzijų ar programinės įrangos gausit tam nurodytam laikui nemokamai. Ir, na, čia jau toks irgi, kuris nėra kaip čia vertinamas ir tikrai mes ten nesiunčiam kažkokių prašymų užpildyti anketas, kaip jūs vartojate, naudojate tą programinę įrangą, debesis ar panašiai. Bet iš esmės mes kviečiame ir prašom nevyriausybinės organizacijas, nepelno siekiančias organizacijas įsipareigoti, naudoti tuos per TechSoup pagautus išteklius labdaros tikslais, laikantis TechSoupo nustatytų sąlygų. Ir pati registracija, apie kurią šiandien kalbėjau, irgi matote skaidrėje matote nuorodą. Aš manau, kad po šiuo įrašu mes taip pat mūsų Facebooko paskyroje įdėsime tą registracijos nuorodą, kad jums būtų paprasčiau prieiti. Tai paspaudę ant jos matysite irgi štai tokį vaizdą, kurį matote dabar savo ekranuose, ir tiesiog spausite sign up. Kas eina toliau, kaip ir minėjau, registracija. Taip pat norėtųsi šiek tiek akcentuoti, aš puikiai suprantu, kad labai dažnu atveju, kai mes registruojamės ne ilgesniam, o kai mes registruojamės į tam tikras platformas arba, nežinau, norime gauti kažkokius naujienlaiškius iš kažkurio organizacijų ar panašiai. Aš pati iš savo patirties žinau, kad kartais būna tikrai, nėra laiko, tai padarom greitai, užsipildom, netidžiai, gal kažkurias vietas praleidžiam, nepatikrinam ar pateikiam gerą informaciją ir panašiai. Jeigu jūs turite tikslą ir norą tikrai pasinaudoti platformoje organizacijos siūlomą įrangą, tai kviečiu skirti registracijai dėmesio, prisėsti ir atidžiai peržiūrėti visus langelius, kuriuos jūsų prašo užpildyti. Deja, tikrai puikiai žinau, kad ne visų anglų kalba yra C2, tai šiuo atveju deja nėra kažkokio pritaikymo, kad būtų galima tiek platformą, tiek registracijos formą naudotis lietuvių kalba. Tai šiuo atveju teks prašyti ar kolegų, kurie puikiai kalba angliškai, arba tiesiog naudojantis kitomis programomis, DeepL ar nežinau, ar naudoja dar kažkas Google Translator, išsiversti, jeigu nesuprasit kažkurių klausimų, kurių jūsų prašo. Tai va, nesudėtingas registracijos procesas, tik skirkite jam laiko ir atidžiai skaitykite langelius, ko jūsų prašo. Tai informacija, kuri yra teikiama, tai yra standartinė. Vėl akcentuoju tai, kad šioj bent registracijos formai, kurią matote ir savo ekranuose, turėtų registruotis tas asmuo, kuris ir bus atsakingas jūsų organizacijoje už TechSoupo naudojimą, už prieimą prie TechSoupo, kad jis tampa to jūsų agentu, to jūsų atsakingu asmeniu, kuris esant poreikiui kažką įsigyti arba gauti nemokamai ir valdys šią platformą, sistemą ir prisijungimus. Tai turėtų būti pateikiami jo duomenys, jo vardas, pavardė. Elektroninis paštas, kaip ir minėjau, taip pat turėtų būti susietas su, aišku, yra įvairių organizacijų, dalis naudoja tiesiog savo organizacijos veiklos tikslams Gmail'ą, tai su tuo irgi viskas yra gerai, jeigu tą Gmail'ą mes galime rasti jūsų organizacijos puslapyje arba Facebooko paskyroje. Tai taip pat atkreipkite dėmesį, nes jeigu vėl bus ten, pavyzdžiui, petras.petraitis@gmail.com ir mes jūsų puslapyje tokio asmens mes nerandam jo jūsų Facebooko paskyroje, tai tikėkitės, kad kreipsimės ir jūs ir prašysim jūsų pateikti raštą, papildomą informaciją, kad tai tikrai šis asmuo yra jūsų organizacijos atstovas. Kas yra svarbu, savanoriai, nes būna pasitaiko irgi, kad organizacijos registruoja savanorius, savanoriai netinka. Tai turi būti jūsų organizacijos nuolatinis darbuotojas. Kas atsitinka, jeigu darbuotojas keičiasi, jūs kaip organizacija turite pateikti informaciją mums į TechSoup sistemą, per TechSoup sistemą, kad keitėsi jūsų atsakingas asmuo ir kad ta informacija būtų platformoje pakeista. Tai šioje vietoje, kaip ir minėjau, jūsų atsakingo asmens vardas, pavardė, paštas, kuris
būtų labai gerai, kad būtų susijęta su jūsų organizacijos domenu. Ir, na, jau kitur standartinė informacija, ne, pašto patvirtinimas, slaptažodžiai ir taip toliau. Na, labai svarbi vieta tai yra, kad visgi teksupas prašo, mes prašome, kad irgi papasakotumėte mums apie savo organizaciją. Ir šitoje vietoje vėl prašysiu skirti dėmesio, neužpildyti langelių skubos tvarka arba ten tiesiog, žinot, atsisėdus prie kavos, kad greitai padarom šį darbą, bet tikrai prisėsti ir atsakingai pažiūrėti į klausimus, kurie yra užduoti langeliuose. Vien tam, kad jūsų organizacijos tvirtinimo procesas būtų sklandesnis, kad mes jums nesiųstumėm, kad aš jums nesiųsčiau papildomų užklausų, papildomų laiškų, o tiesiog atėjus į sistemą, kai jau vyks tas visas tvirtinimo procesas, sakyčiau, viskas yra pateikta, viskas yra aišku, man aišku kas yra organizacijos atstovas, man aišku, ką organizacija daro, aš galiu jai priskirti tam tikrą veiklos kodą, kurių yra daugiau negu 300 ir panašiai. Tai tikrai prašymas iš mano pusės, kad atsakingai pažiūrėtumėte tai. Tai irgi registracijos formai matysite, turėsite pasirinkti savo organizacijos tipą. Tai yra kokiame lauke, kokioje srityje, kokioje temoje veikia jūsų organizacija. Tai jau pati registracijos forma jums išmes galimus pasirinkimus. Matysite ar ten ir nurodysite pagal tai, ar jūs esate bendruomenės telkianti organizacija, ar jūs esate ekologiją užsiemanti organizacija, ar jūs esate švietimu žmogaus teisų srityje užsiemanti organizacija, ar apskritai dirbate su demokratija. Tai jau čia pasirinksite pagal savo veiklos sritis. Na ir tada jau pateiksite visas savo organizacija susijusias detalės, kontaktinius duomenis tokius kaip organizacijos ir pavadinimas ir paštas, kuris yra jūsų jau su organizacija susietas, savo organizacijos irgi puslapio oficialaus nuorodą. Ir šioje vietoje vėl sustoju prie mission statement, yra langelis, kuriame jūs turite parašyti savo misiją. Ir taip pat dar vienas prašymas, kad irgi tam skirtumėte laiko, kad tai nebūtų viena ar dvi eilutės, kad skaitančiam asmeniui būtų aišku ir suprantama, apie ką jūsų organizacija, kaip ji veikia, kas yra jos tikslinė grupė, kokios yra pagrindinės veiklos. Kodėl ir toks, ne tik misijos tas sakinys, sakykime, vienas, bet ir trumpas aprašymas apie tai, kokias programas įgyvendina, kokias veiklas įgyvendina ir panašiai. Kam reikalingas šis langelis ir kodėl prašom jam skirti šiek tiek daugiau dėmesio. Kaip ir minėjau, yra skirtingi veiklos kodai ir visas organizacijos yra priskiriamos prie tam tikrų sričių, nuo kurių priklauso ir tam tikros iš donorų gaunamos paslaugos, nuolaidos, įrankiai ir taip toliau. Tai skirkite dėmesio tam. Irgi, dabar matot, irgi su savo pelyte vedžioju aplink Primary Legal Identifier. Tai yra šioje vietoje mūsų vadinamas juridinis kodas, tai tiesiog jį nurodote, kad būtų aišku irgi, kaip jūs rasti ir pamatyti, tarkim, įvairiose puslapiuose, kaip tas pats registrų centras, ar šiuo atveju kažkokie rekvizitai LT ir panašiai. Tai prašom tiesiog pateikti savo juridinį kodą, o iš esmės kitos eilutės, kuriuose galite pasirinkti papildomos, nežinau, kodus ar kažkuria kita informacija. Mums bent Lietuvoje ji nėra aktuali, tai šioje vietoje jums svarbu pateikti tik savo juridinį kodą. Ir taip pat klausimas, iš kur sužinojote apie mus, tai mes labai džiaugsimės, jeigu jūs į platformą naisite po šiandienos info valandos ir taip pat nurodyti, ar jūs esate nepriklausomi, ar esate šaka organizacijos, sakykime taip. Tai šiuo atveju Lietuvoje mes turime keletą organizacijų, kurios dirba tokiu principu, tarkim, ką čia kaip pavyzdį paimti, pavyzdžiui, jaunieji maltiečiai turi savo atskirus skyrius skirtingose miestuose, tai šiuo atveju jie skaitytųsi kaip ta branch organizacija, o kitu atveju, jūs esate nepriklausomi ir neturite skirtingose miestuose savo padalinių. Tai irgi taip pat tą turite nurodyti. Ir trečias etapas, apie kurį aš kalbėjau,
tai yra įrodymai, jūsų organizacijos tam tikri dokumentai turi būti pateikti, kurie įrodo valstybės, vyriausybės ar kitų kažkokių valdžios institucijų, valstybinių institucijų, tai yra išduotus pažymėjimus, išduotus įsakymus, įstatus, pasirašytus įstatus ir panašiai. Tai labai tikrai organizacijos pateikia skirtingus dokumentus. Šiuo atveju aktualiausia yra jūsų organizacijos patvirtinti įstatai, pavyzdžiui, iš registrų centro, kurie irgi leistų suprasti, kad jūs tikrai esat veikianti organizacija, kuri yra oficialiai užregistruota ir gali prieiti prie mūsų įvairių teikiamų paslaugų. Taip pat pateikėte tos dokumentus ir spaudžiat done. Yra galimybė dokumentus pateikti ir vėliau, bet mano rekomendacija ir prašymas būtų iš karto tai padaryti. Vis tiek teikiate įvairius projektus, paraiškas, tos dokumentus turite, jų yra prašoma visose projektuose, teikiant paraiškas. Tai tiesiog įkelkite, kad vėliau nebūtų tokių atvejų, kad, kaip ir minėjau, mes kreipiamės į jūs, prašom, kad papildykit savo dokumentus, atsiųskite ir panašiai. Tai irgi iš karto tai galite pasidaryti. Na ir kai jau užsiregistruojate, paspaudžiat done, kad jūsų organizacija yra užregistruota, jums į elektroninius paštus ateina laiškas, kuriuose yra nurodoma, kad yra laukiama jūsų organizacijos pateiktos paraiškos registracijos formos peržiūros, kad galėtumėte prieiti prie savo akaunto, prie savo profilio platformoje. Tai irgi matote tada papildomus pasirinkimus toliau, kad, jeigu nepateikė dokumentus, kad galite juos pateikti, kad galite peržiūrėti, nors dar neturite prieimo, galite peržiūrėti paslaugų, įrankių, programinės įrangos ir taip toliau katalogą, kad galite užsukti į blogą, paskaityti, kurį matot irgi visus pasirinkimus, matysit viršuje, ekrano viršuje jos rodys, kur galite paskaityti įvairių straipsnių apie skaitmeninius visokius iššūkius, apie skaitmeninį raštingumą, apie naujausias kažkokias tendencijas, kalbant apie įvairių donorų tiekiamas paslaugas ir panašiai. Ir, pažiūrėti savo profilį, jeigu norite papildomą pateikti informaciją. Savo ekranuose taip matote irgi laiško kopiją, kurią gausit, tai jūs tiesiog pasveikins, patikrinkit savo paštą, ar tikrai gavot, jūs pasveikins prisijungus, kad irgi galėsit apsilankyti savo paskyroj, patalpinti dokumentus. Kokie dokumentai yra reikalingi, galite peržiūrėti tinkamumo taisyklėse, tai kaip ir minėjau, tai gali būti jūsų organizacijos įstaigai, kažkokie veiklos planai, kurie parodytų jūsų veiklos sritis ir taip pat jūsų oficialų įregistravimą valstybėje, Lietuvos Respublikoje ir panašiai. Nurodytas patikrinimo proceso laikas nuo 7 iki 10 darbo dienų, jeigu viskas yra gerai. Ir kai jau vyksta tas vertinimo procesas, jūs tiesiog gaunate vėl automatinį laišką pranešimą elektroniniu paštu ir tada jau, kai tas patvirtinimas yra, tik tada galite pradėti naudotis parama ir nuolaidomis platformoje, portale. Jei turit kažkokių klausimų, galite kreiptis į konsultantus TechSoupo, jie jums suteiks informaciją arba jeigu negalės atsakyti jūsų užduodamą klausimą, nes tai bus ne jų kompetencijoje, nes jie Lietuvos teisinės bazės neišmano, tai jie kreipsis šiuo atveju į mus. Ką dar čia svarbu paminėti, man atrodo, kad jau viską paminėjau. Taigi, tiesiog kaip pavyzdį vieną norėjau parodyti, tai čia iš esmės yra Slackas. Tai irgi galima yra tiesiog irgi, kai jau įeisite į katalogą, žiūrėsite, kokias paslaugas galite gauti. Tai irgi ties kiekviena paslauga atsidarius jos langelį, matysite, kas yra suteikiama, už kokias kainas, kokie kiekiai. Pavyzdžiui, jeigu licenzija yra reikalinga didesniam kiekiu žmonių, tai kokia nuolaida tam yra taikoma, arba iki kiek žmonių skaičiaus yra nemokama ta licenzija ir panašiai. Ir ko nepaminėjau, kad kartu su tuo elektroniniu papildymu, pranešimu į jūsų paštus taip pat ateis ir trumpas, kaip čia reiktų, netgi nerandu tinkamo žodžio, trumpa instrukcija, kaip naudotis sistema
portalu, platforma, kaip pavadinsit, nepagadinsit, toliau ir ką reikia daryti toliau. Tai kai jau gausit patvirtinimą, tiesiog galėsite irgi jau teikti užklausas dėl tam tikrų priemonių, įrankių, technikos. Iš mano pusės būtų gal tiek. Tai ačiū Jums labai už dėmesį. Šiaip principas yra tikrai toks, kad dažniausiai teikiant užklausos yra teikiamos pačiam TechSoup Global, bet jeigu kiltų klausimų, susidurtumėt su kažkokiais iššūkiais registruojantis arba norėtumėte pasikonsultuoti, tai tikrai šiuo atveju Atviros Lietuvos fondas, kaip čia atviras yra jūsų užklausom, galite rašyti man, pabandysiu atsakyti jūsų klausimus. Kaip iš esmės mes irgi taip pat esam tokie pat naujokai šio platformai, mokomės, augame ir tikimės, kad į visus klausimus turėtų atsakymus, jeigu ne, padėsime jų ieškoti drauge. Ir iš esmės noriu baigti tą mintim, nuo kurios pradėjau, kad TechSoupo idėja, misija yra labai paprasta, bet galinga, kad visos organizacijos, ypač nepelno siekiančios, kurios gal neturi tam lėšų, nusipelno įrankių ir paramos reikalingų teigiamam pokyčiui pasaulyje kurti. Ir kad TechSoupas prisideda ir jo dėka tampa galimybė gauti tuos įrankius paprasčiau ir sklandžiau. Tai tiek. Ačiū Jums už dėmesį. Ir jeigu yra klausimų. Taip, yra keli klausimai, kuriuos norėtume užduoti tau, Sandra. Tai Julita klausia, ar teisingai suprantame, kad jei organizacija naudoja Gmail paštą ir neturi savo pašto su jai dedikuotu domenu, tuomet negalima registruotis TechSoupe. Tu šiek tiek palietei šį aspektą, bet gal galima užtvirtinti? Galima, viskas yra su tuo gerai, bet svarbu, pavyzdžiui, jūsų organizacija turi savo puslapį. Ir tame puslapyje dažniausiai, ne visada, bet dažniausiai yra nurodyti darbuotojai. Tai labai svarbu, kad jeigu, pavyzdžiui, užsiregistruos kokia nors sandra.gaučiūtė@gmail.com, kad aš tą Sandrą galėčiau rasti ir jūsų puslapyje nurodytą kaip darbuotoja, ir arba jūsų, pavyzdžiui, Facebooko paskyroje, kad galėčiau rasti ten, kur yra skiltis apie mus, kad ta Sandra Gaučiūtė dirba jūsų organizacijoje. Kas atsitiks, jeigu aš nerasiu jos, tai nebus iš karto tai, kad jūsų registracija yra atmetama, bet tada pats procesas patvirtinimo šiek tiek užsitęs, nes mes tada kreipsimės į jūs ir prašysim jūsų pateikti mums raštą, kuriame nurodysit, kad tikrai ta Sandra Gaučiūtė su @gmail.com paštu yra jūsų oficiali darbuotoja ir dirba jūsų organizacijoje. Tikiuosi, kad atsakiau. Ačiū, Sandra. Turime dar vieną klausimą iš klausytojų Facebook'e. Tai ar, tarkime, jei Microsoft teikia ar yra dar papildomos paslaugos, kurias teikia, tarkim, Microsoft per TechSoupą nevyriausybinėm organizacijom, nei įprastai galima gauti tą paslaugų paketą? Kažkokių papildomų verčių ar yra? Šiuo atveju Microsoft teikia kažkokių papildomų paslaugų nėra teikiama, kad tarkim ten ar kažkokie seminarai ir panašiai, nebent jau būna iš pačio TechSoupo užsakymas ir jie bendradarbiauja, kurdami kažkokį turinį, kuris išeina į viešą erdvę. Bet ką teikia Microsoft, dalis organizacijų, tame tarpe ir mes perkame licenzijas, perkam visą paketą Microsofto, kad galėtumėm naudotis tiek debesim, tiek skirtingom priemonėm esančiom tom pakete, ir jos yra licencijuotas ir jų naudojimas be licenzijos yra teisiškai negalimas. Tai šiuo atveju yra taikomos nuolaidos ir galimybės arba, pavyzdžiui, gauti visą paketą su tam tikrom nuolaidom, arba šiuo atveju gauti atskirus kažkurios įrankius, kuriuos bus galima naudoti organizacijai. Tai čia yra didžiausia ta vertė, nuolaida suteikiama. Taip, ačiū, Sandra. Ir dar trečiasis klausimas, tai yra apie laiką. Kuriam laikui yra suteikiama, tarkim, jeigu organizacija užpildo savo prašymą pasinaudoti kai kurią programinę įrangą, kiek laiko jinai gali naudotis? Ar yra apibrėžtas tas laikas, ar neribotas? Gal galėtum šį aspektą patikslinti? Tai kaip ir minėjau, kai organizacija yra patvirtinama ir vyksta tas validation process, tvirtinimo visas procesas, ir jau gauna į patvirtinimą į savo elektroninį paštą, atstovas gauna, kad jūs galite nuo šiol naudotis TechSoup platformą, portalu ir prašyti teikti užklausas dėl galimybės gauti tam tikrą įrangą arba techniką.
Tai tas procesas arba, sakykime, ta akreditacija, kad jūs galite teikti užklausas, galioja 4 metus. Tai reiškia, kad ateinančius, jeigu mes, pavyzdžiui, dabar 24 metai, ne, dabar užsiregistruosim, būsim patvirtinami, tai reiškia, kad mums dar kartą nereikės nieko teikti ir pereiti to akreditacijos proceso ateinančius 4 metus. Kas liečia pačią programinę įrangą arba tam tikrą techniką, kiekvienas tiekėjas, kiekvienas donoras, partneris nurodo jau pats. Čia jau yra susiję atskirai su kiekvienu įrankiu. Na, pavyzdžiui, paimkim, kas čia ateina pirmas į galvą, Zoomo licenziją. Ne, tai kaip ir visada, kaip ir jūs dažniausiai, kas perkate tam tikram laikotarpiu, tai yra metai. Šiuo atveju irgi TechSoup yra metams licencija. Kas atsitinka po to, kadangi jūsų akreditacija, įvardinkim ją taip, galioja 4 metus, tiesiog praėjus metams jūs vėl teikiate užklausą, kad gautumėte tą naują licenciją, kad licenciją pratęstumėte. Gali būti, kad per tuos metus keisis sąlygos. Pabrangs, padidės, pamažės, atsiras papildomų kažkokių reikalavimų ir panašiai. Bet jeigu jūs ją įsigijat, jos metus yra susitarimas, kuris yra užfiksuojamas pačioj platformoje, jeigu ten yra reikalingi kažkokie papildomą apmokėjimai, tas minėtas administracinis mokestis ar panašiai, jau yra viskas jums pateikiama, atsiunčiama informacija su tolimesniais žingsniais, ką turite daryti. Bet vėl, užfiksuojant, priklauso nuo tiekėjų. Metai, 2 arba netgi yra tokių įrankių, kurie yra visiems, kol jūs turite tą akreditaciją, kad galit naudotis, kad esat pripažinti, kaip galintis naudotis TechSoup platformą, portalu, tol galite naudotis ir tą licenciją. Pasibaigus, deja, licencija irgi nutrūksta. Tai ačiū labai, Sandra, daugiau klausimų neturim. Aš tik norėčiau visiems klausantiem priminti, kad interneto svetainės adresą įdėjome prie komentarų, tai ten rasite tiesioginę nuorodą, kaip pasiekti tą svetainę ir užpildyti savo prašymą. O aš dar kartą dėkoju Sandrai, ačiū labai ir susitiksime Info valandose jau rudenį.